Ar visi girdite? Taip. Taip, girdim, ačiū. Gerai, tuomet galima būtų pradėti viešinimo susirinkimą. Norėčiau visų pirma prisistatyti, aš būsiu Raimundas Kanapickas, UAB infrastruktūros inžinerija direktorius, šiuo metu pavaduojantis projektų vadovą Renaldą Aleksandravičių. Šiandieną mes viešinsime plokščių horizontalių inžinerinių statinių, kiemo aikštelių, pėsčiųjų takų, kitų statinių, inžinerinių tinklų, Jaugelio Telėgos gatvė adresai 13, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 32, 34 ir gatvės numeris 2 su nuovaža nuo Sodų gatvės Kėdainių mieste supaprastintas statybos projektą. Tai dar kartą pakartosiu statybos vietą, tai Stepano Jaugelio Telėgos gatvė 13, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 32 ir 34. Kadangi šiuo metu esamos gyvenamųjų kvartalų dangos nėra registruotos, tai mes ruošiame naujų statinių projektą, tai privažiavimo kelių prie sklypus ir parkavimo aikštelių projektą. Pas mus numatomi suprojektuoti pirmos, antros grupės nesudėtingėję statiniai. Tai būtų tokia trumpa įžanga. Dabar norėčiau, kad tie svečiai, kurie yra, vadinkim, kurie susidomėjo šio projekto viešinimu, prisistatytų, man reikėtų vardo pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio. Jūs šiaip galite ir įrašyti įrašyti savo kontaktus ten, raštu. Arba galima ir prisistatyti, paprasčiausiai nurodant kontaktinius duomenis. Kadangi mums to reikia protokolui, kadangi viešinimo susirinkimas yra protokoluojamas ir aš kaip būsiu viešinimo susirinkimo pirmininkas, o sekretorius bus projekto dalies vadovas Kiril Logiš. Tai mums reikia, kad prisistatytumėt, nurodytumėt elektroninio pašto adresus ir telefono numerius. Tai labą dieną, ar girdit mane? Labą dieną, girdžiu, prašom. Aš esu Kėdainių vyriausias architektas Rytis Vieštatas, tai mano kontaktus turbūt turit. Jo, mes turime iš savivaldybės oficialių duomenų. Šarūnė Morkūnaitė Haimi, girdit mane, taip? Girdžiu puikiai. Aha, tai aš jums irgi rašiau laišką elektroninį, tai manau, kad irgi kontaktus turit. Taip, aš suprantu, čia Kėdainių savivaldybės administracijos atstovai, tai mes jų kontaktus turime. Aš norėčiau... Aš ne administracijos atstovė, aš esu iš Jaugelio Telėgos 15. Supratau. Tai irgi mes bendravom. Jo, mes turim jūsų tada kontaktus. Taip. Aš turiu, Raimundai. Supratau, gerai. Labą dieną. Labą dieną. Aš architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Aurelija Piepalienė. Aišku, mes jūsų kontaktus irgi turėsim, tai dabar dar yra Vaidas Ščepčiauskas prisijungęs. Vaidas. Nežinau, kodėl stylį, tai gal aš už jį pristatysiu. Tai yra Vaidas Ščepčiauskas, vyriausias inžinierius architektūros urbanistikos skyriaus. Taip, tai dar yra dabar Skaistė. Labą dieną, architektūros urbanistikos skyriaus vyriausia specialistė. Aišku, tai čia iš savivaldybės. Ir Algimantas Žvirkas yra prisijungęs. Algimantas Žvikas. Skyriaus... Žvikas, jo, atsiprašau. Supratau, gerai. Tai gerai, tada, kadangi jau, taip pasakyti, visi prisistatė ir galim įtraukti į protokolą, tai toliau taip, projektavimo pagrindas. Tai
mūsų projektavimo pagrindas tai yra projektavimo darbų sutartis tarp UAB infrastruktūros inžinerija, tai yra projektuotojų ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos. Ir mes projektuojame pagal viešajame pirkime projektavimui pateiktą pirkimo dokumentaciją, papildomą susitarimą su priedais ir specialiuosius reikalavimus. Numeris SRD /27/0207/000009. Tai projektiniuose pasiūlymuose yra nagrinėjamos Jaugelio Telegos gatvės 2 kvartalų senamiesčio teritorijos. Pagal Kėdainių miesto detalaus plano sprendinius Kėdainių senamiesčio 83-86 kvartalo detalusis planas. Numatoma suformuoti sklypus kiekvienam daugiabučiui ir gatvei numeris 2. Tai vat pagal šitus detaliuosius planus mes, vadinkim, jais vadovaujamdamiesi ir viešo pirkimo projektavimo užduotimi rengiame statinio projektą. Teritorija, kaip minėjau, yra kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos žemėlapį nagrinėjama teritorija, kuri patenka į kultūros paveldo teritorijas, tai yra Kėdainių senojo miesto archeologinės vietovės, kurios unikalus numeris 5158 ir Kėdainių senamiesčio unikalus kodas 16074 vizualinės apsaugos pozonė. Tai minimuose detaliuose planuose yra numatomos automobilių stovėjimo aikštelės, nuo Sodų gatvės privažiavimas naujas suformuojamas su nuovaža ir papildomas automobilių parkavimo vietų išplėtimas, kuris yra projektuojamas prie kiekvieno esamo daugiabučio pagal nustatant automobilių stovėjimo vietų skaičių pagal mažinančius koeficientus patvirtintus Kėdainių miesto savivaldybės tarybos sprendimu numeris TS/358. Mes viešinimui esame kvartalų prieigose iškabinę informacinius plakatus, kuriuose yra pavaizduoti projektiniai sprendiniai ir prie kiekvieno daugiabučio laiptinės durų esame taipogi priklijavę informacinius pranešimus, kad supažindinti kiekvieno daugiabučio gyventojus su šio projekto viešinimu. Tai dabar, jeigu yra pas prisijungius suinteresuotos asmenys kažkokių tai klausimų, galite užduoti klausimus. Ar kažkokius teikti pasiūlymus mūsų pateiktiem projektiniam sprendiniam. Tai sveiki dar kartelį. Aš kaip suprantu, esu turbūt vienintelė ne iš architektūros ir ne iš savivaldybės. Ir esu iš Jaugelio Telegos 15 ir matau, kad ten, kur turėtų būti mano kaip ir įvažiavimas, ten yra aikštelė, tai taip neturėtų būti. Ir kadangi jau vienaip ar kitaip mano įvažiavimo realiai tenai nėra, tai norėčiau, kad būtų suprojektuotas įvažiavimas kitoje vietoje. Galiu pasidalinti planeliu, kur pageidaučiau. O jūs matote mano planą, kuris... Aš matau jūsų planą, taip. Tai va čia dabar žaliai mes va čia esam pavaizdavę. Taip, čia tas kaip ir turėtų būti. O jūs norėtumėt? Ar jūs neleidžiat? Ai, va, dabar gal padarysinsiu. Ar jūs matot mano planelį? Nes aš jūsų to plano neturiu, aš čia tiesiog iš regijos paėmiau. Matote? Ar nematot? Matau. Čia, kur rodiklė pažymėta, tai kažkur šitoj vietoj norėčiau, kad būtų įvažiavimas suprojektuotas.
Tai iš esmės jūs norit, kad būtų Taip, nu, vienaip ar pastumti. kitaip ten pagal, kaip pasakyti, vienaip ar kitaip ten jūs ar vienoje vietoje ar kitoje vietoje planuojate tą stovėjimo aikštelę, tai geriau būtų, kad šitoje vietoje neplanuotumėt to stovėjimo aikštelės, o tiesiog paliktumėt, suprojektuotumėt tą įvažiavimą. Nu, arčiau jūsų ūkinio pastato. Taip, taip. Tai čia praktiškai tų garažo prieigose. Tai čia, vat, jeigu jūs pažiūrėtumėt mano planą, tai čia, vat, kur suplanuota. Dabar aš jūsų nematau, man turbūt sustabdyti savo dalinimąsi, taip? Jo. Aha. Tai mes dabar vat kalbame, jeigu... Bet aš vis vieną jūsų nematau, palaukit. Palaukit tada. Vat. Aš dabar. Nežinau, taip. Va dabar aš. Taip, dabar matau, taip. Tai vat, jeigu jūs mato, tai čia dabar va pas mus toj va vietoj, kur pas jūs pažymėta tame jūsų plane, tai yra va šita vat vieta. Taip. Tai čia yra ta tokia vat mūrinių garažų, vadinkim, siena. Taip. Kad geriau įsivaizduot, aš galėčiau netgi... Nu taip, ten tie sandėliukai, taip. Matote? Taip, dabar? taip, taip. Tai va, čia vat būtų va šita vat vieta. Taip. Čia iš principo galima Tai būtų geriausia, va ten, jeigu būtų tas įvažiavimas suprojektuotas oficialiai ir kaip sakant, būtų, nes dabar realiai sklypas yra be įvažiavimo. Tai iš principo... Ir jeigu jūs parodytumėte nuotrauką dar kartelį, taip? Jeigu galiu, aš įsiterpsiu gal, nes jūs čia diskutuojate, iš tikrųjų buvo atsakymas gal, nežinau, ar gavote, mes negalime keisti detaliojo plano sprendinių, nei iš šio, nei iš to, neturim pagrindo. Ir ten daryti to įvažiavimo oficialaus negalim. Oficialus gali būti tik čia, va, kur ta pilka mašina stovi. Tai ten nebent galimas kažkoks variantas, jūs pasidarot, reiškia, vartelius ir įvažiuojate susitarę su gyventojais. O tai kodėl negalima keisti? Tai aš kaip suprantu, dabar ir yra tas laikas, kad galima keisti tą detalųjį planą. Žiūrėkit. Detaliojo plano sprendiniai yra atskiras projektas, čia ne tas projektas. Aš suprantu. Žiūrėkit, galima man tada pasiūlyti kažkokius tai sprendinius, jeigu taip. Kadangi yra tokia situacija, čia pas mus pagal, vadinkim, mūsų čia tą planą, va čia yra numatyta būtent tam kampe prie garažų. A-tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta, vietos ženklinimas įrengiamas atskiru etapu, kai savivaldybė gaus prašymą iš gyventojų įrengti šią vietą. Tai aš nežinau, jūs ten sakėt, kad turi ten pas save ten tų neįgalių asmenų ir greičiausiai, kad bus poreikis tos vietos įrengimui. Bent jau kaip mes kalbėjom telefonu. Nu taip, bet tai dabar jeigu čia aikštelė skaitos yra suprojektuota 13 namui, tai čia 13 namo neįgalėjai turi būti, ar nesvarbu? Matot, kaip pasakyti, čia yra bendra ta aikštelė ir, kaip pasakyti, jinai nėra, Bet čia neteisingai sako, ta aikštelė teisingai sako, gyventojai yra prie 13 namo priskirta. Ir čia kaip ir kaimynų bendradarbiavimas. Tai vat mano būtų... Bet žiūrėkit, tai šiaip kaimynų bendradarbiavimas nėra geras variantas, nes sklypas mano yra realiai be įvažiavimo. Ir šitą savivaldybė žino nuo 2011 ar 2010 metų rašyta bile kiek raštų ir niekas nevyksta. Neteisinga informacija dabar teikėte, neteisinga. Dėl to, kad jūsų sklypai yra suprojektuotas servitutinis įvažiavimas, va čia, kur pažymėta žaliai, ir jis yra šiai dienai galiojantis. Ir jūs realiai... Bet suprantat, kad tenai realiai nėra įvažiavimo, ten yra tik tai įėjimo laiptukai. Ir mes mašinos neturim kur laikyti. Techniškai. Mes į savo sklypą įvažiuoti negalim ir mašiną tada laikom 13 namo aikštelėje, kas irgi nėra gerai. Jisai yra teisiškai įrengtas, teisiškai galiojantis, bet techniškai neįrengtas. Tokia situacija yra. Taip. Ir mes negalime dabar nesivadovauti detaliojo planu, nes detalusis planas yra patvirtintas tarybos ir čia rimtas dokumentas. Ir nėra jokio pagrindo oficialiai daryti kitoj vietoje įvažiavimą. Palaukit, o tai mano, prašymas nėra oficialus pagrindas keisti servitutinį įvažiavimą?
Čia ne tas projektas. Jūs, jeigu prašytumėt prašymą savivaldybė dėl detaliojo plano keitimo, tai būtų kitas projektas kažkoks, bet aš abejoju, ar mes jį darytume, nes tai yra brangus procesas. Tai čia kažkokiais tai kompromisiniais būdais nebent spręsti, bet nebus čia vis tiek oficialu iki galo dėl to, kad mes negalim pakeisti jau to sprendinio. Jisai yra juridinis dokumentas. Jūs suprantat, kaip yra. Padarys jie jums tą įvažiavimą čia, ne antrą. Tada jūs bet kada galite sakyti, palaukite, tai čia turi būti. Nes tai yra dokumentas ir ar kitas žmogus atsiras pirkėjas, nusipirks jūsų, tarkim, tą turtą. Visą laiką galės pasakyti, kad yra dokumentas. Iš principo, tas ir yra didžiausia problema. Tai aš manyčiau, siūlom jums keletą tų kompromisinių variantų, jūs galėsite pastatyti vartelius ir ten įvažiuoti. Pažiūrėkit, to tikrai nėra galimybė šitoj žalioj padarytume sužemintus bortus. Čia, žinokit, tikrai sudėtingai. Čia visų pirma, kas yra blogai, yra peraukštėjimas, matėt, sklypo peraukštėjimas. Ir jie čia nebent galėtų iš tikrųjų pasinaudodami to privažiavimu privažiuoti, bet į patį sklypą įvažiuoti nelabai. Įvažiuoti sklypą patogiau, kaip gyventojai prašo. Čia gal nelabai matote. Taip, prie to tai ūkinio pastato, taip. Bet suprantat, jūs čiagi ir ateinat, ne tik, čia atvažiuot, jūs turite teisę, bet privažiuot mašiną pasilaikyti ant servituto. Viskas juridiškai galiojantis toks veiksmas. Jums nebūtinai tą sklypą visą laiką važiuoti. Nes ant servituto turi teisę laikyti ir tas kieno servitutas. Tai čia realiai tai jau toksai ne visai grino susitarimo klausimas, bet teisėtas dokumentas būtų. O ten jau grinai reikia tartis, kad jums leistų įvažiuoti. Turim tokių situacijų, šiaip tai Kėdainiuose susitarėte žmonės. Jūs pasidarytumėte ten vartelius. Bet iš principo tai nėra gera praktika, kad susitarimo, kaip čia pasakyti, pagrindu. Bet nėra kitos galimybės, suprantat, nes, galim dar čia paprašyti, kad projektuotojai tą dangą įdėtų, aišku, iki sklypo ribos, kad jau čia būtų galimybė jums geriau privažiuoti, nes čia dar tarpelis paliktas. Bet pati juridika, tai čia nėra tokio varianto, kad čia dar kažkodėl jums darom įvažiavimų. O tas susitarimas gal galėtų kažkoks būti įrašas projekte, kad leidžiama įvažiuoti, kai susitarėt, dėl šiaip, gal tai padėtų toksai lengviau susitart būtų, kaip sako. Aš supratau. Realiai, jūs norite įvažinėti į sklypą, rengsitės aikštelę viduje? Tai suprantat, jeigu mes įvažinėtumėm į sklypą, nes dabarties, pavyzdžiui, ten tų automobilių daug, čia kartais būna labai daug, kartais būna nedaug ir būna ir tų konfliktinių situacijų. Tai stovėtų mašina mūsų kieme ir tada niekas niekam neturėtų pretenzijų. Matot, jeigu būtų įrengtas tas, vadinkim, danga iki jūsų, vadinkim, to sklypo, taip, tai ten būtų, ten parkavimo zonos nebūtų. Galima būtų numatyti projekte ženklinimą kažkokią, tai kad įvažiavimas arba neužstatyti, arba jūs galėtumėte jau oficialų užduotį parašyti, kad yra privažiavimas prie sklypo neužstatyti ant tvoros. Suprantat? Būtų, vadinkime, jūsų tas įvažiavimas, jūs toj žalioj zonai, kur mes pažymėjom, iki jūsų sklypo kadastrinio ribos, galėtumėt privažiuoti su automobiliu ir statyti prieš mašiną prieš įvažiavimą. Jūs dabar, atsiprašau, apie kurią kalbat? Apie žalę? Aš galvoju, iki čia jūs galėtumėt statyti mašinas, šitoj zonai, Šitą zoną jos negalėtų niekas sustatyti, dėl to, kad čia būtų oficialus jūsų pravažiavimas. Ir gautųsi šita vieta visą erdvę. Žinote, čia šitas yra dar neįgaliajam faktiškai tilptų vieta, kaip galima būtų vietą neįgaliajam pritaikytą padaryti ir jūs galėtumėte, kadangi turi tokį poreikį naudoti būtent tam. Nes čia būtų oficialu visiškai. Gal paliekam šitoj vietoje tokį oficialų. Gerai, tai šitoje vietoje jūs paliekat taip, kaip yra. Čia jie panaikins tą parkavimo vietą. Aš tai rekomenduočiau projektuotojams čia pažymėti neįgaliojo pilnai tą visą. Matote... Čia ties tuo žaliu, nematau dabar. Žiūrėkit, mes tą, kaip pasakyti, čia numatom neįgaliųjų išlaipinimo vietą, dėl to, kad mes parkavimo vietos... Matau du neįgaliųjų ženkliukus, apie kurį jūs kalbate, apie šitą. Apie šitą prieš įvažiavimą
Taip, tai čia yra, mes parašėm neįgaliųjų išlaipinimo vieta, dėl to, kad Na taip, galbūt ir 13 namų reikės neįgaliųjų. Bet suprantat, va šitą raudoną liniją turit panaikinti. Va šitą, va jinai... Mes šitą liniją panaikinsim, padarysim pravažiavimą, bet esmė tame, kad va čionais mes negalim rodyti parkingo arčiau, dėl to, kad nuo namo neišlaikomas atstumas. Čia mes, va šita riba, vadinkim, yra viskas. Tai dėl to čia yra tik išlaipinimo vieta. Bet suprantat, šiaip dėl to parkingo atstumo, aišku, yra nuo gyvenamųjų namų langų, bet kai būna to pačio gyvenamojo namo parkingas, tai... Ne, tai jeigu... Nesikabinėja. Ne, tai taip, tai matot, šitą kišenę galbūt galima būtų tada ir išnaudoti, vadinkim, kaip pasakyti, kaip tipo vietai. O čia padarytumėm įprastą neįgaliojo vietą. Žiūrėkit, aš turiu tokį pasiūlymą. Čia mes jau projektuojam, gal tada iš tikrųjų po susirinkimo dar pabandom susisiųsti tais reiškia sprendiniais ir su gyventojais ir susiderinsim. Taip, tai aš manau, kad va šitą vietą galima būtų, vadinkim, sumažinti, padaryti įprastą neįgaliojo vietą, o čia padaryti būtent va šito sklypo ir įvažiavimą ir, vadinkim, parodyti kaip parkingą, kaip dvigubos paskirties. Nes čia būtent jų vadinkim, poreikiam. Galim palikti netgi kaip neįgaliųjų išlaipinimo vietą, o šitą sumažinti. Dabar parodot neblogas sprendimas, tai atsiųskite tokį pataisimą ir gyventojai nusiųskite ir pažiūrėsim. Tai į 3 paštus galime elektroninius iš karto pabendrauti ir susitarsim. Bet esmė tame šito mūsų dabar vadinkim aptarto sprendinio, kad jeigu čia būtų oficialus įvažiavimas, tai čia niekas, šitą galiu aš iškart ištrinti, ir nėra. Matot? Čia jau niekas negalėtų, vadinkim, jokios mašinos statyti, dėl to, kad čia būtų oficialus jūsų įvažiavimas. Būtų neįgaliųjų išlaipinimo vieta ir įvažiavimas, taip? Taip, čia toks neblogas variantas. Taip. Ir jisai pagrįstas detaliojo plano sprendiniais dar svarbiausia. Taip, aš suprantu šitą. O tai tenai prie ūkinio pastato, kur kitas neįgaliųjų ženkliukas? Čia prie ūkinio... Čia būtų tada neoficialus toksai, taip? Čia būtų kelio bortas ir čia būtų parkavietis. Arba... Tai padarykit va čia tuos kelio bortus, kad galėtų įvažiuoti sklypą. Nu, jums pamažinti bortai tokie, suprantat? Taip, įvažiavimo bortas, aha. Galite nuožulną bortą sudėti čia. Taip, aha. Nu tai kaip ir gerai tada. Čia mes galim padaryti tos nuvažiavimo bortus, tokius sužemintus. Tai čia būtų neoficialus pravažiavimas, bet kas galėtų jums mašiną užstatyti ir jūs nieko negalėtumėt. Va čia kur žalia šitą, vadinkim, jūsų oficialus įvažiavimas. Aha. Tai čia realiai mes ant to servitutinio įvažiavimo ir laikytumėm savo mašiną. Jūs galėtumėt iš vis šitoje aikštelės vietoje laikyti automobilį, suprantat? Taip, aha. Mes padarom va čia, vadinkim, o ten tas toksai, jeigu reikėtų prie... Nu taip, jeigu reikės, kada ten su ūkiniais. Ir čia nuožulnius bortus. Čia galim parašyti priešgaisrinis kažkoks tai ekstra įvažiavimas. Jo, čia labai gera mintis, nes priešgaisriniai būna tokie teisingai. Čia ir kaip teisėtumas atsiras šioks toks priešgaisrinio tipo. Nes gesint gaisrų įvažiuoti į kiemą mašiną. Arba galėtumėm... Nes ten yra jūsų pastatas, gal ir galima būtų kaip priešgaisrinį numatyti. Detaliam plane nėra, bet mes galėtumėm numatyti. Nes, vadinkim, čia tai jūsų labai artinamas, šitaip ar taip, tas įvažiavimas praktiškai beprasmis. Tai galim netgi taip ir mąstyti, kaip priešgaisrinį važiavimą ten numatyti. Tai būtų labai gerai tada. Bet čia tada galėtumėm gal ir parodyti tada tą parkingo vietą, aš nežinau. Nes jie vis tiek naudosis, nes jeigu mes čia padarysim priešgaisrinį, jo irgi negalės niekas užtverti. Ai, aha. Ne, tai čia nerodykit, tegul čia būna taip kaip dabar, neįgaliojo išlaipinimo vieta. Čia labai geras sprendimas, nu tai čia kaip ir
Kad nebūtų parkingo toj vietoj, taip? O čia yra vietos neįgaliajams išlaipinti. Gerai, tai tada vienur numatom, tada vienoj vietoj numatom priešgaisrinį įvažiavimą, o kitur numatome įvažiavimą į sklypą pagal detalų planą. Ir dviejose vietose sužemintus bortus. Gerai, labai ačiū. Tai gerai, tada, man atrodo, kaip ir šitas klausimas įspręstas, tai dabar... Aš žiūrėkite, dar kada iš karto pastabą turiu, o ten iš karto yra kitas sklypas, kur irgi kažkaip tai nepadarėm įvažiavimo, 19A. Aš irgi pastebėjau, kad pas kaimynus nėra. Jo, jiems irgi reiktų palikti galimybę pravažiuoti kažkur. Šiaip reiktų va čia, kur irgi neįgaliojo panašų gal sprendinį padaryti, išlaipinimo vietą pažymėti. Čia 19, tai va yra šitoj va vietoj. Tai čia jo, šitas, bet reiktų įvažiuoti va per šitą vietą, kur pažymėtas tas neįgalusis. Nes ten taip peraukštėjimai taip įsidėstė, jo. Čia realiai reiktų įvažiuoti ir pagal detalų čia buvo numatyta. Tai mes čia tada padarysim paprasčiausiai sužemintą tą pėsčiųjų taką, sužeminsim ir galės pravažiavimas tada būti. Čia galės ir, vadinkim, neįgalusis užvažiuoti ant šito pėsčiųjų tako va per šitą va vietą ir... Tik nežinau, ką dabar daryti, nes, realiai kol kas tas sklypas labai nėra eksploatuojamas, jisai ten biškiai apleistas, bet tarkim, čia yra mūsų teritorijos riba, šita va toliau, gal vis tik tai reiktų kažkokį pažymėti ten, nebūtinai turi būti čia asfaltas, bet, tarkim, kad ir žvyro dangelė kažkokia gali būti. Čia? Sluoksnį. Taip, nes realiai gausis, kad jeigu kažkada žmogus darysis, tai čia jis pateks ne į savo sklypą, suprantat? Va ten toliau, tai jau jo reikalas susitars, jisai čia pasidarys. Bet aš kaip suprantu, čia valstybinė žemė. O čia yra valstybinės, bet šitos teritorijos yra jau detaliojo plano sprendiniais priskirtos daugiabučiams, jūsų susidėję jūs ribas. Tai pažymėti kažkokiu tai, nežinau, toks pasiūlymas mano yra. Bet matot, mes galim čia padaryti, žiūrėkit, mes galim čia pažemintus bortus padaryti ir čia pažemintus bortus. Ir viskas, o čia, kai jie jau darysis, tai ir pasidarys savo, papils savo tą žvyrą. Sakau, man tik tai neramu, kad čia gaunasi va šitą zoną, tai daugiabučio zona. Tai dabar mes tvarkom daugiabučio teritorijos ribose. O čia, pavyzdžiui, sužemintus, kad čia per čia užvažiuotų. Pasakysim galutinį atsakymą, bet čia neišeina, žinokit, ten yra ir varteliai pas jį, ir oficialus įvažiavimas. Ir čia matosi, kad matau, kad užtverta va nelegali. Net ne vietoj užtverta, jo. Nes pagal detalų planą tas sklypas ne visai teisingai suformuotas. Jis turėjo būti faktiškai iki ribos. Čia atsiras kažkoks šeimininkas normalus, gal tada išspės. Gal išpirks, da pirks čia, nes aš nežinau, ar čia 4 arai. Realiai teisingai čia reiktų dasipirkti, nes kam čia tasai. Galas jau dabar toks likęs. Aš šiandien tik tai dar žiūrėdamas projektą, norėčiau savivaldybės administraciją irgi tokį, kaip pasakyti, kaip pasiūlymą pateikti. Čia matau, kad mūsų inžinierius yra 0,7 padarė saugos tokios zonas ir jas uždengia, vadinkim, dangom. Bet realiai tos dangos pagal reglamentą nereikalingų. Čia svarbu, kad su borto aukščiu būtų, nebūtų šlaito į viršų. Va šitą vazoną. Tai šitos vazonos galėtum ir atsisakyti dėl to, kad kaip mašina... Čia toks kaip takė, čia padaryta 0,7 kaip takė. Jo, jisai niekur neveda ir kaip užstatysi mašiną, čia kabės virš jo automobilio bamperis. Tai čia arba platinti reikėtų tada iki kokių 1,50 m bent jau, kad naudotis, arba iš vis atsisakyti ir vėją užsėti ir viskas. Ir čia nieko nereikia daryti. Tik paprasčiausiai čia jokių stulpų nieko negali būti šitoj zonai. 0,7 atstumu. Aš labai gerai to reljefo neatsimenu, dar nuvažiuosiu, pasižiūrėsiu, tada jūs pasiūlykite, atsakysim jums. Jo, tai aš su Kirilu šiandien aptariau su projekto dalies vadovu, kad jūs visur užneškit tuos pėsčiųjų takų pločius, kad matytųsi visur matmenys, o pavyzdžiui, šitą vietą galima atsisakyti. Visur, kur yra suprojektuotos tos saugos zonos,
vadinkim, nu, kad nebūtų jokių kliučių. Tai va šitus va galima, nu, būtų atsisakyti. Arba jeigu norint eksploatuoti, tai reikia tada platinti, daryti platesnius. Nu, daryti normalaus pločio, kad mašinos mašinos konstrukciją uždengus tą zoną, kad dar būtų, vadinkim, jeigu ten į bagažinę automobilio patiekt ar ką, kad, nu, būtų kaip pėsčiųjų takas. Nu, kad nemindytų vėjo žmonės. Turiu tokią pastabėlę, jūs kurį kėlėt, reiškia, viešinimui tai biškis skiriasi nuo šito, kur dabar. Ne, tai žiūrėkit, mes šiandien su Kirilu dar aptarėm prieš viešinimą, nu, tokį padarėm, kaip pasakyt, vat... Šiek tiek pakoreguotas, ne? Jo, mes, vat, pavyzdžiui, čia va buvo 1,20 m viršų čia nais buvo patrauktas, tai šiek tiek pakoregavom. Bet labai nedaug, čia iš principo jokių esminių pakeitimų nėra. Šitų žalių, kas dangų iš vis nebuvo, čia gyventojai pasiūlė jau po, kaip mes ten iškabinom plakatus. Jo, nes aš kaip suprantu, dabar ne visi gyventojai yra prisijungę, kai kurie, vadinkim, pareiškė savo pastabas ar pasiūlymus elektroniniu paštu. Nu, tiesiogiai mums projektuotojams. Čia, kadangi ir Kirilas kalba, tai dar norėjau paklausti, va čia biškai ir pasikoregavo tą taką prie aikštelės. Jūs manot, kad čia jisai logiškas? Kad ten, nes, nu, kaip mes gaunasi, kad ten keletą takų pagal prašymą darome, ir ten jie, pavyzdžiui, prie 19B, ne, prie transformatorinės, jisai veda čia realiai... Iki sklypo kito. Veda iki kelio, čia yra toks susiformavęs įvažiavimo kelias. Realiai tai reiktų čia kažkaip tai prasitęsti. O va ten, va, kur parodytas nuo žaidimo aikštelės, kur prieš tai rodyt, tai jisai tiesiog į sklypą svetimą veda ir, nu, nežinau, tiesiog va tas biški... Ne į sklypą, jisai veda šitą prie buvusios Norfos parduotuvės, ten, ta, kur... Tai parduotuvės sklypas yra, nu. Ten yra savarankiškas atskiras sklypas, nu. Bet žmonės gal praeina po tą vietą. Bet žmonės ten išvaikščiojo ir mes su statybos skyriu nusprendėm, kad ten, kur išvaikščiojo, tai yra atstumas nuo parduotuvės. Eina į parduotuvę žmonės, tai mes dėl to ir sujungiam pėsčiųjų takų. Čia nėra didelis atstumas ir manau, kad čia jis naudingas būtų. Atsiprašau, nes aš čia pasijungiau biškį vėliau, o dėl to buvo ten kalbėta, dėl 20-22, ar kalbėjot, aš negirdėjau, tai nežinau, ten anoj pusėj, kitoj. Ne, dar nekalbėta. Nes aš elektroniniu įsiuntęs buvau ten, gal ne? Tai žiūrėkit, tai mes esame per šitą aikštelę, va čia nais, esam suformavę nuovažą. Čia, vadinkim, va šitoj va vietoj prieš jūsų sklypus jokių nebus, vadinkim, kaip pasakyti, kliučių jums pravažiuoti. Jūs kaip važiavat, taip privažiuosit. O va šita va nuovaža ir su privažiavimais privačiais į privačius sklypus neįeina į mūsų projekto apimtis. Mes paprasčiausiai... Bet detaliam plane tai buvo? Tai detalusis planas yra teritorijų planavimo dokumentas, o privačius įvažiavimus turi įsirengti privatininkai. Čia supraskite, čia yra privatus jūsų įvažiavimas. Čia nėra visuomenės interesas, čia yra privatus jūsų interesas. Šiaip yra kaip sprendimas administracijos, lyg tai buvom pasitarę, kad šitam projekte jo nebus, o atrašysim raštą, kad reiks... Planuojamas bus kažkoks atskiras projektas tam konkrečiai sprendiniui. Teritorijų planavimo... Dabar ta teritorija, kur čia tas dabar mėlynai punktyrinė, tai jinai čia, aš kiek supratau, bus atskirta bordiūrų. Bordiūrus, tai bus bordiūrai, taip, bus bordiūrai. Ne, va toj vietoj, kur pravažiavimą paliko, tai nebus atskirta. Va čia va, bus bordiūrai. Čia dabar laikinas įvažiavimas bus, o čia bus sužeminti bortai. O čia sužeminti bortai, va. Ir čia, va, automatiškai jūs pravažiuosit į šito. Čia ir nebus ženklų, va čia, va, nebus galima važiuoti, va, per čia. Čia negalima bus parkuoti, va, automobilių, nes čia bus įvažiavimas.
Nu jo, nes ten dabar prie pat tvoros visur priparkuoti jie, iki pat tos elektros skydinės ir už elektros skydinės jie ten... Taip, bet dabar va bus va šitas va kur mėlyna linija, taip eina va šita va. Tai čia bus bordiūrai, suprantat, negalės važiuoti va taip va, vadinkim per... Ir dabar kiek čia maždaug iki ten mūsų gyvatvorės, aš neįžiūriu dabar to atstumo, tas nuo bordiūro iki gyvatvorės. Nuo čia iki čia. Jo. Iki gyvatvorės, va, kur 20 namas ir nuo bordiūro, koks čia atstumas yra? 7 metrai. Nepalaukit, tuo minutėlę. Ne, 10 metrų 78 centimetrai. Negali būti. Va čia va, nuo šitos vietos. Bordiūro, nuo aikštelės, tos, kur prie 30 namo, nuo to bordiūro iki... Čia yra projektas. Jie suprojektavo ir rodo tiek teisingai, čia programa, reiškia, čia bus 10 metrų. Kiek dabar yra, nu tai ten kitas matmuo. Bus 10 metrų, vadinkim, iki jūsų, vadinkim, varto, nuo naujo bordiūro bus 10 metrų. Niekas negalės, vadinkim, 10 metrų iki sklypo, iki vartų statyti mašiną. Tai aš nesuprantu, kur jie pastatys. Jie gyventojai galės statytis patys ten tie, va. Gyventojai galės, jo. Nevažiavę laikyti čia mašiną, jeigu norės. Nes jie, kadangi jie, jeigu negalės ten statyti, tai aš neįsivaizduoju, kur jie pastatys mašinas. Nes ten visas kiemas vien mašinų ir po to visą Jaugelio Telėkos gatvė, visą vien mašinos. Matot va čia nais elektromobilių krovimo parkingų vietas? Va čia va yra parkingai numatyti. Taip. Tai va čia ir yra parkingai dabar yra numatyti. Tai aš matau. Į ilgį, viena eilė. Dabar stato pas jūs vos ne 2 eilėm tuos automobilius. Taip. O pagal mūsų planą statys vienoje eilėje. O visas va šitas, va jeigu nuo jūsų tvoros, jeigu skaičiuojat atstumą, taip? Ne nuo varto, o nuo tvoros iki, vadinkim, to parkingo. Tai dabar bus atstumas 8 metrai. Nuo sklypo, taip, 8 metrai nuo sklypo ribos. Vadinkime, jis toksai lygiagreiti linija jūsų sklypo, eis 8 metrai bordiūras, kur jau arčiau kaip 8 metrai nieks neprivažiuos, dėl to, kad bordiūras maišys. Jeigu kažkas tai užvažiuos jau ant bordiūro pastatys, tai bus nelegalu ir jūs galėsit kviesti policiją ir baus. Tai aš supratau, bet jeigu jie per mūsų tą, kur bus pažemintas bordiūras įvažiavimų į kiemą, va dabar va, tas, kur ir jie pro jį įvažiuos ir čia pristatys mašinas, tai kaip čia vadinsis? Čia nebus parkingas, suprantat? Jūs kviesit policiją ir jos baus. Negalima bus statyti mašinų už oficialaus parkingo. Gerai, jeigu jūs pradėsit per vėjas važinėti mieste, tai jūsų nenubaus policija, ar nubaus? Bet dabar žiūrėkit, ten bus ir taip ir padaryta, tai tik tą aikštelę įrengs bordiūrai ir ten ta veja įrengta bus, ar nieko nebus daroma? Už va šitos linijos, vadinkim, taip mėlynos, taip mes nieko nedarysim čia. Nieko nedarysim. O čia nieko nebus daroma. Šių projektų nebus daroma, bet, sakau, yra galvojama apie toliau kitą veiksmą. Nes čia reikia, kur čia pažymėta atskirai punktyrais, reikia atskirų projektų parengti. Čia va paskui kitų projektų padarys atskirą jums įvažiavimą, jeigu padarys, ar tik projektą padarys, aš nežinau, kaip čia bus, čia ateityje spręsis ir bus jau jūsų atskiras, vadinkim, privažiavimas. Jūs šiaip ir patys galite. Kitas bus baigtas, tada galima bus užtverti šitą, tarkim, netgi. Nors iš kitos pusės tai čia toks rezervinis gal ir nieko. Tai ten, aš tai įsivaizdavau, kad jeigu dabar jau ten ta aikštelė, va iš tikrųjų jinai va tokia turi būti, va čia stovėjimo, kaip jinai parodyta, tai ir tik tai tas sužemintas bordiūras, kad įvažiuotume mes į tos kiemus, va 20-22, tai aš įsivaizdavau tas įvažiavimas, o toliau visur užpilta juodžemių ir pasėta vėja, tai taip turėtų būti. O dabar vėjos nėra.
Ne, ten mašinos, ten tiesiog toksai iš lako ar iš buvusio asfalto to kažkas privežta, tai žvyro ir ten stovi. Jiegi stovi tiesiog iki pat gyvatvorės Tai susispaudę. žiūrėkit, tai kaip laikiną sprendimą, jeigu savivaldybė sutiks, tai mes galime, vadinkim, šitose zonose, kur yra kelias, taip, numatyti vėjos atstatymą. Juodžemio užpilimą 10 cm ir žolės atsiejimą. Nu tai taip, tada turėtų būti, nes ten su jais ne tai, kad policija kvies, bet ten reikės, jie kadangi visiškai netelpa, tai jie ten jau įpratę, jie ten statys neklausdami. Aš juos vos iš savo kiemo išvaikiau, jie tiesiog įvažiuodavo į kiemą ir stato, bet dabar čia pas mane žalia veja užsėta, yra 22 namo, tai jie jau nori netelpa, nes taip ten problemos buvo išvaikyti iš kiemo netgi jos. Žiūrėkit, dar pasižiūrėjau, tai kaip, va čia va, prie 18-20, čia faktiškai yra žolė, yra tas skersinis takelis. Tai nežinau, gal tos skersinio takelio nenaikinam kol kas. Nu, va čia va, parodys punkiriukais. Tai tas skersinis takelis, jisai per pusę, va jisai iki 18 to va namo ribos va su 20, jisai ir baigėsi. O po to jau ta aikštelė jie yra priprojektavę, va čia va gale parkavimo, va kaip tik prisijungia ir kol kas va šito, sakyčiau, neliečiam. Čia žolė faktiškai yra iki važiavimo zonos, nu, mažiau. Bet ta aikštelė va čia kokia yra, nu tai jinai čia tegu lieka, kam jie dabar naikinti, kol... Galima, ar čia norit naikinti, va čia viską. Galima būtų va čia bordiūrus sustatyti, va čia ir va čia. Va čia va būtų gerai. Va čia va būtų gerai, jeigu čia bordiūrus. Įvažiavimą palikti ir kaip va dabar va kur ten vartai paš 18 ir čia va gyvatvorės kaip yra, kad ir bordiūrai būtų. Arba bordiūrai, arba gali būti kažkokios tai stulpeliai padaryti, žinot, kokie tai mediniai arba tenais plieniniai. Su šviesą atspindinčiais elementais, kad, nu, vadinkim, kaip būtų apribojimas eismo. Užtvarai. Nu taip, galėtų būti. Jeigu savivaldybė sutiks su tais darbais. Žiūrėkit, mūsų tikslas yra vis tiek tą įvažiavimą padaryti, bent jau turim tų kitų dar pinigų infrastruktūrinių, gal spręsim. Kol kas pasistengim čia kuo mažiau tų naikinimo darbų, kad mums paskiau pigiau kainuotų viskas. Ne, tai matot, jeigu ten dėl tų bargelių susitarsit kažką, tai darykit. Bet žiūrėkit, gal galima dėl vieno, gal galima būtų dėl vieno sutarti. Va tas va įvažiavimas, kai padarytas, va iki tų va ribos, įskyrus to įsikišimo. Jeigu čia galima būtų paasfaltuoti ir tiesiog tą va vietą įvažiavimo, nu, geltonais kryžmais, tais, kur kad negalima sustoti būtų, nudažyti. Matot, esmė tokia, kad pagal eismo taisyklių, reiškia, reikalavimusgi negali užstatyti važiavimo. Tai realiai kaip ir... Bet čia va kažkur, jeigu pastatys, kur jums netrukdo, reiškia, įvažiuoti, nu tai ar labai gaila, kad ten kažkur... Tai galima padaryti geltoną juostą paprasčiausiai, susto draudžiama padaryti ties įvažiavimą. Bet žiūrėkit, mums negaila, bet kaip čia atrodys? Dabar pastatom bordiūrus, kad reiškia vat riba ir čia su parkavimo aikštelė, o po to už aikštelės vis tiek prie to tvoros ir prie 20 ir prie 22 iki pat skydinės ten stovi mašinos ir jie taip ir darys ir statys tas mašinas. Tai žys gal nedarykim to bordiūro ir antrą juostą padarykim mašinom, aš tai nesuprantu. Tai jeigu darom tai, kad... Mes negalime, nes čia yra va sklypo riba ir mes sprendžiam su sklypo riba, o va šitas kelias ir įvažiavimas jau yra už sklypo ribos ir sprendžiamas atskirai už tai bus. Tai žiūrėkit, dabar už sklypo ribos, o ta teritorija iki šito, jinai nepriklauso mums, bet kaip, mes ją čia kaip ir prižiūrėtume. Privažiavimas, jūsų privažiavimas yra suprojektuotas detaliuoju, tai kaip ir principai jums priklausys per čia įvažiuoti. Nu tai tik įvažiavimas. Nusavybė nėra, bet įvažiavimas, tai įvažiavimą kažkas kitas pastatyti mašiną, įvažiavimo neleis pravažiuoti negali. Nu, bet ta teritorija už pat gyvatvorės, kiek tai ten, pavyzdžiui, koksai metras ar du, tai jie ką, gali atvažiuoti pasakyti tiesiai prie gyvatvorės mašinas? Mes negalim, nes čia yra pravažiavimas, nu. Ne, tai prie važiavimas. Dabar tai nežinau, kas bus, bet paskiau, kai pabaigsim,
tai tada jau nebegalės tikrai. Nes yra pravažiavimas ir turi būti pravažiavimas. Ne, tai pravažiavimas, bet prie gyvatvorės toliau. Pravažiavimas, tikrai pravažiavimas. Kalbam. Žiūrėkit, va čia nais, va, įvažiuot ir prie transformatorinės, va čia, va. Nėra būtina važiuoti va, per jūsų va, šitą va, vietą. Mano nuomonė, kad čia prašiausiai padaryti tokius stulpelius, kad mašinos nepravažiuotų. Čia žinokit, ir čia. Net nereikia, nes ten krūmai auga, ten iš vis niekur nenuvažiuosi čia. Ne, man atrodo, čia... Neauga, ten jokie krūmų. Va, žvyrinis kelias, va čia va realiai važiuoja, va taip va. Apvažiuoja. Čia neteisingai kažkas yra su to topono. Apvažiuoja. Taigi aš kiekvieną dieną ten matau viską. Apvažiuoja. Jo, apvažiuoja pro transformatorinę, pro tą pusę, va, į 24, va, toliau sekantis klipas, jie ten gali pravažiuoti. Čia jau toliau, čia 24 klipas jau toliau. Tai čia va tas galas turi omeny. Nu, tai jiems yra padaryta čia. Aplink transformatorinę yra atskiras sprendinys. Žiūrėkit. Bet ten galima ir pagal gyvatvorę pro tą pusę pravažiuoti. Jie pravažiuoja ten. Ne. Žiūrėkit, Ryti, žiūrėkit, matot? Va, ir apvažiuoja. Taip, ir pravažiuoja pro čia. Va, čia pravažiuoja. Teisingai. Dabar va čia va bus kelio bortus, o čia va mes padarėm tą va pravažiavimą, bet va čia va galima būtų... bet kai jūs padarysi, čia nebebus galimybės pravažiuoti. Bus, čia, kodėl? Va čia taip įvažiuoja, va žiūrėkit, į sklypus, va taip reikia pravažiuoti, va. Matot? Čia va 20, o čia 22. Taip. Va čia va įvažiuoti, tai jie va įvažiuos, va taip ir važiuos, va čia va. Tai va čia va reikia padaryti tokius keletą, 3-4 stulpelius nuo borto iki gyvatvorės, kad paprasčiausiai nepravažiuotų. Teisingai, va labai teisingai. Va ten va reikia padaryti. Ir ten, kad nevažinėtų iš vis. O paskui jau kaip pasidarys normalus kelias, demontuosit ir... Nesuprantu, kaip čia pravažiuojančiai stulpas stovi. Ne, va čia stulpas, va čia va, o mato, čia šešėlis krenta. Va čia šešėlis. Tai yra vietos, ne? Tai va čia yra vietos. Yra vietos, taigi aš kiekvieną dieną ten išvaikščiojęs, aš viską žinau, ten pravažiuoju, ko puikiausiai. Va čia va, matot. Va, ir važiuok, teisingai. Va, ten toksai kaip... Ten kaip žvirkelis dabar yra, toksai su skaldele, va, jisai, toksai biškis, dolytė ten auga. Jo, privažiavimas prie transformatorinės. Tai ir čia galima apvažiuoti. Va taip, galima taip paimti ir pravažiuoti. Tai čia kaip ir va, prie durų ir per čia gali prieiti. Tai va, galima būtų, va šitoj va vietoje, kur mes darom tuos sužemintus bortus, va čia va padaryti tuos stulpelius, kad nepravažiuotų. Va čia va bus bortas kelio. Čia yra numatytas tas pravažiavimas ir detaliuoju, tik ką dabar mes jį čia užtversim, nelabai suprantu. Ne, nėra jo numatyta. Transformatorinė va teisingai aplinkui, kur duris. Pro ten reikia davažiuoti iki transformatorinės. Tai mes padarysim dabar va čia bortą, va čia paliksim nuo Žulnų bortą privažiuoti prie šitų dviejų sklipų. Tai va čia va galima būtų pastatyti tokius stulpelius, kad nevažinėtų. Teisingai, čia labai gerai būtų. O prie transformatorių stulpelius gyventojai nori, tik to čia bus paprasčiausia. Čia gali būti paprasčiausius, pigiausius arba medinius, arba cinkuoto plieno, paprasčiausiai laikinus stulpelius, kad, Tai arba sakau, arba padaryti iš vis, kad ten būtų, kadangi ten nenusimato aikštelė, jos ir negali ten būti, tai paprasčiausiai juodžemis ir tą plotelį, tuos plotelius iki transformatorinės pasėtvėje. Ne, vėjas kol kas nesiekia. Ne, tai ten vėjas nereikia dėl to, kad tenais numatomas kelias. Ten bus servitutinis kelias per aną pusę privažiavimo iki transformatorinės. Tai ten, kaip pasakyti, vat mato, čia vat eis vat suformuotas klipas vat dabar, kad va čia vat važiuoti ir vat matot, iki transformatorinės, o čia prie transformatorinės ir baigėsi vat ribos. Čia dabar suformuotas atskiras privažiavimas tiek prie jūsų sklipų, tiek prie transformatorinės atskirų sklipų, vat, ribos. Tai čia dabar galima eiti kompromisą, pavyzdžiui, padaryti tuos tokius cinkuotus plieninius stulpelius, kad paprasčiausiai dabar nevažinėtų. Va taip va. Va čia uždėti stulpeliais ir čia. Ir gerai tai būtų. Tai būtų gerai.
Gal net necinkuotus, gal kokį šviesą atspindinčius stulpelius arba, žiūrėsim, kad kuo pigesnis sprendimas būtų, nes čia bus laikinas sprendimas, kol neįgyvendintas projektas to atskiro privažiavimo. Ir čia gaunasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, čia 13. Jie čia verp, čia 30 namas, tai čia koliosis kaip pelniai. Nes jie, aš atsimenu, buvo už jų namo, iš kažkur tai, už 30 namo, už nugaros. Buvo aikštelė kažkada tai suplanuota. Žiūrėkit, va čia va bus nauja aikštelė. Va čia dabar numatyta va aikštelė nauja. Čia tų aikštelių dabar numatyta. Ir prie šito va namo, čia nauja aikštelė, čia tų dabar aikštelių padaugės, tai 30 namas galės statyti ir va čia naisvas šitoje aikšteliai, priešais 28. O dabar žiūrėkit, čia jeigu net ir padarysim tuos stulpelius, tai man atrodo, va čia ir taip užteks vietos, kad važiuoti ir statyti mašinas prie sklypo. Nes čia vat yra beveik 5 metrai gyvatvorė, bet tai gal dar ir čia statys netgi. Tai jo ten, bet ten, žinot kaip gaunasi, vasarą tai ten problemos. Ten tos mašinos pastatytos, eini gyvatvorę apkirpinėti, tvarkyti, tai mašinos stovi, nors tu ten baisu ir pro šoną kažkaip tai ten su to... Ne, vis tiek geriau, kad būtų tie stulpeliai, tai bent jau per čia nevažinės ir mažesnė tikimybė, kad užstatinės mašinas. Jo, nes jeigu ten nebus kažkaip tai kažkokiu tai būdu užkardinta, vienokio ar kitokio, tai jie tikrai ten važiuos, kaip dabar stato ir ten statys. Nes jie ten neužtenka jiems vietos ir jie ten nelabai ten, žinot, kad ten žiūrėtų kažką, tai buvo, ta žviriukas kaip buvo, jeigu jis tokis pasiliks, tai jie, per bordiūrą nevažiuos, bet per mūsų įvažiavimą suks į vieną pusę, į dešinę ir į kairę ir ten jie ir statys. Arvydai, o jūs, kaip pasakyti, čia nuo pat pradžių prisijungęs, ar čia vėliau prisijungėt? Šiek tiek vėliau, jo, šiek tiek vėliau. Tai jūs ten kaip mūsų inžinierių Kirilui siuntėt, jūsų ten yra ir elektroninio pašto adresas ir telefonas nurodytas. Taip. Tai gerai, mes tada... Ar mano tenais, nežinau, tai mano telefonas, tai tas yra 93718, tas šitą. Mūsų inžinierių žinos jūsų telefoną. O tas, taip, elektroninis paštas Arvydas 9, tas BGS 9.com. Iš to, kur rašėt mums, kaip pasakyti, laišką. Jo, kur aš atsiunčiau, taip. Tai va čia mano. Tai gerai, kaip ir viską nusprendėm, tai aš nežinau, ar jeigu daugiau klausimų nėra, tai... Labą dieną. Labą dieną. Dabar aš irgi vėliau truputį prisijungiau. Mes esame iš nuosavo namo Skongalio gatvėje. Čia tas, kur toks pailgas, siauras. Prie Jaugelio pasakykit Telego. Jaugelio Telego... 21 namo Jaugelio Telegos. Ne, šiaip Skongalio 14. Prie kokio namo Telegos gatvės adreso, galit pasakyti? Skongalio gatvė 14. Čia prie 21 daugiabučio, kur yra 4 sklypai. Tai čia tas, kur siauriausias. Pailgas. Taip, šitas. Ir mums dabar kyla klausimas, ten pas mus yra sandėliukai ir bėga nuotekų vanduo. Aš taip suprantu, jūs irgi nuotekų tą visą... Ne, čia žinokit, čia tik keliai ir mes nuotekų, buitinių nuotekų netvarkom. Ne buitinių, vandens. Lietaus. Lietaus kanalizacija. Lietaus kanalizacija, matot, yra numatytas lietaus tinklas. Taip. Ar nebūtų galima jos pratęsti, kad nebėgtų vanduo į pievas iki... Nebėgs, čia bus kelio bortai.
Va čia va bus kelio bortai ir mes, vadinkim, nuo dangų surinksim vandenį ir nuvesim. Bet ten bėgs, man atrodo, per visas pievas mūsų. Nebėgs dėl to, kad kelio bortas 12 cm, tai turi būti patvanka, o esmė tame, kad čia bus naujas lietaus šulinys ir va čia matot lietaus tinklas suprojektuotas. Ir nuvedamas naujas lietaus tinklas, į esamą šulinį nuvedama. Ne, aš suprantu, kad čia turiu omeny ne pas mus, kad bėgs, bet kad nuo mūsų stogų bėgs vanduo. Mes ten sandėliukus norim renovuoti. Nes čia per visą tą kraštą, vat. Žiūrėkit, jūsų sklypo sandėliukai, jūsų lietus yra jūsų problema. Kai jūs norėsit tvarkyti, jūs turėsit rašyti prašymą prisijungti prie lietaus tinklų, taip, ir jums parašys techninės prisijungimo sąlygas. Jeigu jūs norėsit jungtis prie šito lietaus tinklo, taip, savo privačias lietaus nuotekas, jūs turėsit kreiptis į kaip ten pas jūs yra ten komunalinė ta tarnyba. Kėdainių vandenys. Kėdainių vandenys. Ir jie jums užduos sąlygas ir parašys reikalavimus. Nu, tai todėl, šiaip visas tas nuo sandėliukų vanduo bėga jau ir dabar viskas į tą bendrą sklypą. Žiūrėkit, jeigu bėgs nuo jūsų sandėliukų, kaip ir dabar bėga, tai ir subėgs į šitą šulinį, ar ne taip? Nu, galbūt. Nu, gerai, o dabar... Nu, nesvarbu. Ne, o dabar tos aikštelės automobilių, ten žalia veja, jūs prie to namo norit palikti? Per galą sklypo. Čia būtų žalia veja, paskui... Pažiūrėkit, čia mėlyna linija yra kelio bortai. Viskas, bus kelio bortai ir čia viduj kelio bortų bus padarytos naujos dangos. Dabar čia, kur yra apačioj, kur eina ir lietaus nutekamųjų ta sistema, čia iki pat to galo, per galą, ar ne, eis danga neasfaltuota tikriausiai, ne? Asfaltuota. Asfaltas. Nu, bet čia, kai pasižiūri, kad jūs per mažą aikštelę norit padaryti daugiabučiui. Čia užteks jiem, kaži? Užteks. 14, nu nežinau. Čia yra, matot, padaroma aikštelės. Nu. O toliau paliekat žalia veja ten. Čia yra medžiai, matot, va čia yra medžiai, čia jau nepadarysi. Ir plus, ten, kur yra kažkokios tai komunikacijos, žemės aukščių paviršių skirtumai, tai mes... Čia nieko mes negalim padaryti, nu, kaip pasakyti, čia medžiai auga, šito. O žiūrėkit, atsiprašau, o va čia kaip įvažiavimas į tą kiemą iš dešinės, užsuki iš Jaugelio Telėgos ir prie to 21 namo iš galo, va čia, iš karto, va čia negalima jiem aikštelės padaryti. Va tiesiai, dabar va užsuki ir čia va. Jo, ir iš karto, va tiesiai į aikštelę, už kokių 2 šaligatvį tą pravažiuoti ir čia aikštelė, va čia, va tiesiai prie įvažiavimo. Nes čia plotas tai nemažas? Nuo namo turi būti išlaikomas 7 metrų atstumas. Parkingą negali... Ten daugiau, tai 7 metrai, man atrodo, ten ar netilptų. Ten, žinokit, nėra langų, tai čia tas atstumas nieko baisaus. Ta prasme, čia nėra toj sienai langų. Aklina siena. Taip, ten aklina, nu. Ir šitą, ir čia kiek. Ten iš pradžių, kai važiuojat, eina staigus pakilimas. Net staigus. Žemės paviršiaus, ten mes vis tiek parkingo kaip ir nepadarysi. Ir čia jeigu padarysim, nu, dar papildomai kokiem 3-4 mašinom. Aš manau, kad geras gyventojų pasiūlymas, padarom, nes, tikrai čia pritrūksim. Čia va, žiūrėkit, yra komunikacija. Netilps ten, jie, netilps. Matot, čia yra komunikacijos esame. Ne, tai darykite va čia, kur kiek čia gaunasi iki komunikacijos. Čia yra komunikacijos, matot, va čia yra tinklai. Čia viskas yra užstatyta. Ne, kur tu dabar rodai, ten iš vis atskiras sklypas. Ne, tai ne toj pusėj, dešiniai, kaip įsuki, jeigu įsuki į įvažiavimą ir iš dešinės pusės, iš Jaugelio Telėgos įsukam į įvažiavimą ir į dešinę prie namo, va čia va, iš tos pusės. Tai čia yra suprojektuota aikštelė. Jie kalba apie šitą vietą, kur iškart įsukus. Aš kalbu įsukai ir už metro
Taip, Ir čia. parkuoti. Čia va prie medžių, čia kur eglės. Taip, padarykit keletą Ir čia va yra, aikštelių. va, kanalizacija, va, kanalizacija eina, va, vamzdžiai. Ne, tai į tą tarpą, nu, užteks šiek tiek gausis. 2-3 vietos vis tiek šis tas. Kodėl 2-3? Tai skersai, ne, statyti normaliai, atbudinti per visą mašinos ilgį, nu tai kodėl 3 ten 8? Bet čia nėra labai daug vietos, nes čia medžiai, o Kiek čia čia komunikacijos. Bet kažkiek vietų išėjti. Vienai mašinai reikia 2,5 metro. 2 atstumo. mašinos, 2 automobiliai. Tai O kiek maksimum čia atrodo, kad labai daug mes padarysim, a gausis 3 vietos. Dvi. Nu, tai 3 vietas padarykit su koriu, čia va, kaip kitose vietose darėm, kad būtų ta žalia tokia danga. Spynas nupjovėt jūs, kaip ten buvo su tam spynom? Ant tilto, nu buvo vestuvinės spynos, buvo vestuvinikai skabinti. Niekas nieko nepjovėt jūsų, nes dabar klausimas rinkos aikštė, kad nupjovė spynas. Gintautas Nieko matyt, nežinai. Direktorius. Aš irgi pirmą kartą girdžiu, kad jos nupjautas. Nu, tai žiūrėkit, jeigu savivaldybė prašo tų vietų ir Kirilai, kokia yra galimybė tokia... Kiek čia kalba normaliai, kad nieko nepjaunant ir nieko nepažeidžiant, tiek ir padaryti. Jo, bus 2 vietos, tai 2 Kirilai, jeigu 3 išeis, tai 3 padarysim. Padarom, tada jeigu prašo savivaldybė, padarom Kirilai. Jeigu tai nėra kokių kitų dar komunikacijų, kurios nepavaizduotos, tai padarom čia keletą tų vietų. O čia vat šito kelio plotis bus, kiek čia, nu, ten, kad išsisukimas būtų normalus? Kiek, ten 3 metrai, nu gal nedaugiau turbūt. 3,5, nu tai užteks. Tai padarysim stačiai 3 vietas, stačiai keliui. Pabandyti visada galima. Bandyti. Stačiai daryti reikia 5,5 metro pločio. Nu tai, žinot, tai va, žiūrėk. Didesnė aikštelė realiai įsisuka, tos mašinos su mažesniais pločiais. Nu, mes pažiūrėsim, jeigu yra galimybė, nu tai padarysim keletą dar papildomai vietų. Bet čia tokia žalia danga, o ne gryna ten tas strykelės. Taip, kori. Tik tai tiek aš ten galiu pasakyti, kad ten, žinot, paleitavo dabar va visą paleitą bordiūrą, aš nežinau, ant kiek dabar, nes ten yra, man atrodo, ką tik pasodintos tokios tujos per visą. Nu, tai nupjausim tas tujas ir viskas, nu tai ką dabar. Mažniukės tokios tujukės. Ką sodinsim kitoj vietoj? Gali aikštelės pasodinsim arčiau namų. Net ne visos prigijusios. Nu jo, ten kažkokios tai tokios neaiškios. Kadangi nedideli augalai, tai gal dar pavyks persodinti. Mes, bet šitos va. Palaukit minutėlę, aš jau neparodys šitos jo. Jo, teisingai šitos. Tai gerai, kaip ir nusprendėm, kad dar padarysim keletą tų parkavimo vietų, tai dabar kaip dar kažkokių klausimų yra? Dar neaptarėm prie 21, kur prašė pėsčiųjų taką link garažų. Ar mes darom papildom, jis prašė, va čia buvo prašyta padaryti. Ir ten. Tai planuoti jį. Tai tas, kaip sakiau, reiktų, kad tas 19B, tai realiai, nežinau, kažkaip mums reikia vis tiek davesti iki galo jį pravažiavimo, tai nežinau, čia dabar. Galite parodyti ilgesnį kažkiek? Nu, bet tai čia į sklypą mes lipsim kitą. Jo, čia kitas sklypas, o čia yra durnai. Tai mes iki sklypo padarom ir viskas, o ten... Nu, bet gausiai, padarom taką iki sklypo, paskiau užuolė mindžios. Bet čia sklypas, čia jūsų tas sklypas, kieno šitas sklypas? Man atrodo, jis priklauso savivaldybei, bet yra statinys kažkoks, tai...
Nu jo, Ten yra leis. laidojimo namai ir tarp laidojimo namų ir šitų garažų yra pravažiavimas. Ten mašinos važiuoja link Norfos buvusios pastato. Taip, bet čia nebe mūsų, kaip sako, nuosavybė ir čia durnas reikalas. Ir šiaip pagal jūsų užduotį projektavimo net pradinė mes neišlendam. Mes nei to po nuotraukos neturim, tai čia pridėti reikia dar 2 mėnesius. Pabaigė, viskas tvarko, jo, negalim dabar čia oficialiai. Čia padarom, o čia vat iki šito va betoninio, tai aš manau, kad va čia vat padaryti tą pėsčiųjų taką, va čia. Čia matot, va tas žalias, kur parodytas, va čia yra jisai, tai tokios senos trinkelės. Bet čia medžiai ir čia... Ne, čia yra takelis, viskas gerai. Bet yra esamas takelis, jūs parašykit remontą. Tai Raimondai, gal mes šito 08, kur parodyta, dar rytis pasvarstys, ar kaip mes jį panaikinsim, kad jis nereikalingas, kaip ir kitų aikštelių, ir padarysim va šitą žalę. Nu ir gerai. Jeigu čia įmanoma padaryti, Kirilai, 2 metrai nuo medžio kamieno ir, va čia darom tada. Čia esamas, aš jums atsiųsiu nuotrauką. Tai gerai, viskas tvarkoja. Reikia tik tai parodyti, kad mes patvarkom, žinot, kad netrodytų, kad lieka senos kažkokios trinkos ten. Nesuremontuosim visko, čia paliekam kažkokį seną taką. Tai reiktų jį naują dangą uždėti ir viską. Jo buvusio grinai vietoj. Ir šitą. O žiūrėkit, dabar tas priešais 19 namą, tas visas iki Jaugilio Trilėgos, tas gatvės, o tas, kur žolė ten, tas sklypas, jisai sako, ne mum čia kažkam tai. O kam jisai konkrečiai priklauso, kas jį prižiūrėti turi, tą veją, kas kirpti ten turėtų? Ar ten jisai kaip kerpa ten bendrai tos firmos ir nukerpa ten ją? Čia savininkas turi prižiūrėti. O kas savininkas? O kas savininkas, nors žino tą savininką? Žiūrėkit, čia yra už mūsų projekto ribų. Mes nesidomim už mūsų projektų ribų esančiais sklypais. Na, aišku. Tai jeigu galima prie 19 namo, žiūrėkit, dar vienas dalykas, dabar tos linijos įstrižai nubrėžtos, ar negalima būtų jas tiesiai padaryti? Ne, dėl to, kad yra, jeigu 90 laipsnių kampų turi būti 5,5 metro pločio pravažiavimas. Tai čia būtent dėl to normatyvinio atstumo yra pakreipta, kad, kad ten kaip mašiną sustato, tai ten laisvai pravažiuoti. Žiūrėkit, tai viskas tvarkoja, bet pagal reglamentą mums dar reikės projektą ekspertuoti. Tai mes turime parodyti tokį atstumą, kad, eitų ekspertizai. Paskui galit galit sustatyti ir 90 laipsnių kampų, ir ten liks šiek tiek vietos, kaip pasakyti, eis išsisukti, sunkiai, bet išsisuksit ir pravažiuosit. Nesunkiai, ten lengvai įsisuka. Nes matot, aš ir ten gyvenu, ir čia gyvenu, tai aš už tai dėl ko ir kalbu 19 name. 3,5 metro, va dabar kaip yra 3,5 metro, o 90 laipsnių kampų turi būti ne 3,5, o 5 metrai. 5,5. 5,5. Tai mes nepraeinam, pagal reglamentą netelpam. Tai turi būti toks parkoninis. Jūs vėliau galit, kaip nori, taip ir statyti. O ta dabar žiūrėkit, čia žalia, tai čia šaligatvukas bus, taip? Jo, va čia bus naujas šaligatvis. Teisingai, nes čia labai daug žmonės eina. Jeigu čia senamiesty kas nors vyksta, kokios šventės, tai čia masiškai pro tą vietą vaikšto. Taip, dėl to mes ir numatėm. Jo, čia ta elektros skydinė, tas B ir pro čia, kaip būtent pro tą kampą čia ir vaikšto visi. Gerai, tai kaip ir... Čia aš matau, kad dar Tadas svečias prisijungęs, tai neprisistatė ir nežinom kas. Kurį jūs turit galvoj, kad dabar aš kalbėjau? Ne, čia yra pas mus, mes matom Tadas, kažkoks svečias prisijungęs. Tadas, čia tikriausiai bus irgi 19 namo gyventas, kuris ir parašė šitą pasiūlymą dėl šitų tokų įrengimo. Tai Kirilai, tada reiškia, mes turim jo adresą ir laikom, kad tai yra Tadas, nes neatsiliepia. Gerai, tai informacija, aš atsijungiu viskas, man pakako jau viskas. Gerai. Dėkui, viso gero. Viso gero.
Dar turiu klausimą. Čia irgi tas, kur sklypas pailgas, prie 21 Skongalio gatvės. Laima. Čia dabar dar klausimas. Ar kokia būtų galimybė iš šito sklypo per galą pasidaryti išvažiavimą? Jūs savivaldybę kreipkite su oficialiu raštu, prašydami prisijungimo sąlygų, susisiekimo komunikacijom ir jums išrašys prisijungimo sąlygas. Aš turiu omeny išvažiavimą su automobiliu. Taip, mes suprantam. Jeigu renovuotume čia vietoj tų sandėliukų garažai. Nes pas mus tenais yra sandėliukai, kaip ir galima pasidaryti iš jų garažą. Ten galimybė, ten užstatymas tas yra pagal užstatymo tą projektą, kaip ten tas skaitosi, užstatymą, galimybė. Bet reiktų tada patį išvažiavimą pasidaryti. Tai jūs turite kreiptis į savivaldybę prašymą su susisiekimo sąlygom, ta prasme, kad jums išrašytų. Greičiausiai jūs turėsite rengti detalų kažkokį tai planą ar kažkokį tai projektą, kad pasidaryti tą įvažiavimą. Kaip ir jeigu jūs norėsit lietų nuvesti vamzdžių į mūsų, dabar projektuojamą, tai lygiai tas pats kreiptis turėsite dėl tų sąlygų. Tai čia, jeigu jūs norit kažką savo sklype daryti, projektuoti, tai jūs turite dėl projektavimo sąlygų kreiptis į, kaip pasakyti, atsakingas žinybas. Projektuotoją pasamdykit, susitarkit, kad jisai ten paraiškos užpildytų, sumokėsit, gausit sąlygas ir žinosit tada, kokios yra sąlygos. Aš atsiprašau, man atrodo, Laima ne to klausė. Čia grinai turbūt kaip ir mūsų problema, kad įvažiavimas, pageidautų įvažiavimo kitoj vietoj. Kadangi nori įvažiavimo iš 21 kiemo, taip? Ne, jie turi garažus ir nori, ta prasme, juos rekonstruoti. Gerai, tai aš tada atsiprašau. Mes turime išvažiavimą į Skongalio gatvę, bet ten nėra nei šaligatvio, nei nieko, ten galinai į gatvę išvažiuoja, vienu žodžiu ir vaikščiot šaligatvių be šansų. Patys suprantat, gatvė ir iškart kiemas. Ir mes norėtume pasidaryti iš garažų išvažiavimą kažkur tai į 21 namo kiemą ir per ten išvažinėti. Įvažiuoti. Tai dėl šitų galimybių. Tai taip, jūs kreipkite, sakau, į savivaldybę dėl komunikacijų, dėl susisiekimo komunikacijų sąlygų. Ir jums išduos surašys reikalavimus, jeigu jūs norit, ar gal ten nebus galimybių, arba čia savivaldybė turi parašyti jums tas. Dar galėtumėt pasakyti, koks yra atstumas nuo mūsų sklypo ribos iki projektuojamos aikštelės čia kampo. Ne šitas, o čia kur raudonas tas kraščiukas. Čia pėsčiųjų takas šiaip, čia va. O čia asfaltas privažiavo. Ne, čia truputį aukščiau. Nuo mūsų, per galą mūsų sklypas, kaip būtų. Aha, ir va šitas, nes norim žinoti. Nuo čia iki čia? Taip. 2,88 centimetrai. Ir ten panašiai būtų, ar ne? Ir per galą panašiai kažkur toks panašus atstumas. Ne, čia jau ne. Va šičia, aha. Ne, tai čia parkingas, čia tai nieko nepadarysit, nebent per čia. Ne, turiu omeny nuo parkingo irgi iki sklypo ribos. Ne, tai per čia jums nieks neleis įvažiuoti, nes čia parkavietė. Ne, aš tą suprantu. Tai nuo čia iki čia, tai ašgi matavau, nuo čia iki čia. 2 metrai, iki 3 metrų. Panašiai gautųsi apie 3 metrus pločio įvažiavimai, ar ne? Galima, pavyzdžiui, būtų padaryti čia sužemintus bortus, taip? Ir čia tada įvažiuotumėt, nes čia vis tiek niekas nieko nepastatys. O šitoje vietoje sužemintus. Čia būtų variantas labai neblogas. Supratau. Toj vietoj 2 automobiliai galėtų stovėti ir stovės ten gale. Tai čia, kad laikys. Pačiam gale šito. Jo, Kirilai, taip, stovės iš tikrųjų. Dar 2 parkavietės, tai čia už... Čia tik vienu atveju nebent prailginus, bet čia... Tai reikia už tai aikštelę. Nebent pačią aikštelę prailginus į sklypo. Didesnę pačią aikštelę daryti, Iki čia. Link tos pusės.
tada ir tie automobiliai du stovėtų ir dar liktų pravažiavimai. Kokia savivaldybės pozicija Ryti, kaip Jūs manot, ar čia verta plėsti? Ar čia nereikėtų keisti detaliojo plano, kaip ir mūsų atveju, jeigu ten darytų Laimai tą servitutinį įvažiavimą? Ar Rytis atsijungia? Gali būti. Ar dabar žiūri detalų planą? Išbandymas. Kirilai, koks detalaus planas sprendinys? Ir ten riba, kaip pas mus, ten tas kelias neplečiamas. Nieko iš vis ten nedaroma su juo. Jis kaip dabar yra esamas, toks ir lieka. Tai pagal detalų planą nenumatyta. Tai greičiausiai taip ir bus. Laima, jeigu girdi, tai čia nebent, jeigu mes savivaldybės prašytumėm, kad keistų detalų į planą, nes jie laiks nuo laiko tą padaro, tik tai neaišku, kada tą numatytų. Aišku, jau 15 metų, 10 metų, kas 10 metų gal ir daro tą pakeitimą. Nežinau, kas čia Kirilas, Raimondas gal labiau gali pakomentuoti, kaip dažnai detalieji planai yra keičiami. Bendrieji planai tai 10 metų bendriesiam planam. Paprastai po bendrųjų planų keičia ir specialiuosius daro planus, o detalieji planai tai čia, nežinau, nėra tokio termino detaliem planam. Bendrieji kas 10 metų. Aš gal galėčiau pakomentuoti apie detaliuosius planus, tai čia kvartalų detalieji planai keičiami pagal poreikį, nes parengti galioja neterminuotai, tai galimas keitimas arba koregavimas, bet vis tiek jis pakankamai brangus ir ilgas procesas, tai surengama, kad pakankamai būtų poreikio keisti. Tarkim, dėl vieno įvažiavimo ar kažkokio tai... Čia jau 2 įvažiavimai, manau, kad ir daugiau būtų. Nes realiai tai aš nežinau, jūs šiaip nelabai viešinat tų detalių planų keitimo kažkokius projektus. Tai... Dabar viešinti, dabar privaloma viešinti. Jie visą laiką viešinami, nustatyta bendra tvarka, o kvartalų keitimo tokių senai ir bebuvo. Ypač senamiesčio kvartalų. Nedelsti reikia nueiti. Gerai, tai ačiū visiems, ačiū Raimundai, ačiū savivaldybės atstovam, kolegom. Tai kadangi jau, kaip pasakyti, kaip suprantu, klausimų nėra ir... Palauk, Raimundai, aš matau, kad dar Sabaliauskas Deimantas prisijungęs. Jis čia gal prieš 10 minučių. Gal atsilieps? Visi prisijungiau kaip kvartalo gyventojas, interesantas be konkrečių klausimų, tai malonu, kad pastebėjot. Jūs norėsit Neturit. Tai gerai, tai kadangi klausimų nėra, tai kelbiam tada šitą viešinimo susirinkimą pabaigtų ir galim atsijungti. Viso geriausio. Viso gero. Viso. Viso gero. Viso geriausio.